Ir man atrodydavo, kad jie ką vaidina, kad jie iš tikrųjų taip ir gyvena. Aš nesuprastau, kad tai yra, kažkokia, fikcija. Sudužo laivas, net laikė bortai. Labai specifinis turėtų, ne? Palauk, bet aš jį labai gerai žinau. Bet aš dabar Jeigu nori, dar galiu vieną gabaliuką pasmeigti. Čia šitasgi, bliama, kaip aš galėjau, čiagi česnakas. Teisingai. Man atrodo, kad jaučiu ant liežuvio galo. Sveiki, jūs žiūrite Klaipėdos jaunimo teatro podcastą Ant liežuvio galo. Šiandien mano pašnekovas yra improvizacijos meistras. Aktorius, režisierius, kuris Klaipėdos jaunimo teatre pastatė spektaklį Gyvenimas dar prieš akis. Tai yra Kirilas Glušajevas. Žinau, kad bus labai įdomus ir turiningas pokalbis, o kol dar nepradėjote to pokalbio žiūrėti, noriu paprašyti jūsų, kad pasidalintumėte, pafollowintumėte, parodytumėte draugams mūsų podcastą, mūsų šitą kanalą, kad žinotumėte, jog mes esame ir Spotify'uje ir kad galėtume sekti jūsų gyvenimo tėkmėje. Sveiki, šiandien turim Kirilą. Labas, Kirilai, labai džiaugiuosi, kad atvažiavai Klaipėdą. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad atvažiavau ir džiugu, kad galima atvažiavus į Klaipėdą suderinti ir darbus, ir malonius pokalbius, ir kultūrinį laisvalaikį, ir pasisveikatinti. Žiūrėk, Kirilai, aš pokalbį pradedu nuo tokio, kaip čia pasakyti, magiško dalyko. Mes turime daug knygų. Jeigu matei gal jau pirmą pašnekovą, kad prašiau to paties, pasimti bet kokią knygą, atversti bet kokį puslapį, durti tiesiog pirštu ir gal tai mums padiktuos, nuo ko galėtumėm pradėti kalbėti. Gerai, tai išsibursime, ne? Taip, pasiburkim. Čia, kad tikrai būtų viskas, tikrai būtų Max. Kaip Vilniuje ant tas plytelės, ne? Kad Max būtų spontaniškai ir netikėtai. Taip, čia improvizacijos meistras, ne? Taip, tai reikia savo pasidaryti, kad būtų nepatogu ir tada galime sulaukti kažką naujo. Matau, kad labai gerą knygą pasiėmė. Taip, aš dar nežinau, nematau. Bet 3, 2, 1. Makiažo galia. Ir tau labai tinka, jūs atkreipėte dėmesį, kaip Kirilas atrodo šiandien. Ta prasme, žmogus, vyras, kurio makiažas yra nuostabus rūbai, žinai. Vyrams nereikia makiažo, reikia gerai apsirengti. Gerai apsirengti, turėti sveiką odą ir šiaip gerą sveikatą. O gera sveikata yra, pats didžiausias turtas ir pats didžiausias grožis. Taip, pašnekėsim apie tai iš tikrųjų dar. Tai bandykim, ką ta makiažo galia mums gali padiktuoti. Visų pirma, kad autorė yra Greta Girdžiūtė, tai čia yra su gera klausa, o mano pavardė yra Glušajevas, kas kartais asocijuojasi žmonėms su to, kad aš blogai girdžiu. Aha, kad biški taip. Bet aš tada turiu visą laiką pasiteisinimą kadre arba dirbdamas su publika, jeigu tikrai negirdžiu, ką jie sako, nes improvizacijos teatre visą laiką dirbi su sale, tai sakau, negirdžiu, ką sakot, bet turiu teisę, pavardė tokia. Taip. Labai tau, jau aš čia apdovanotas esi, žinai, tokia išsivartimų gerų. Jo, o jeigu apie makiažo galę, tai iš tikrųjų, kas iš karto taip irgi šovė į galvą arba yra ant liežuvio galo, kaip ir laida vadinasi, tai iš karto prisiminiau Meistrą ir Margaritą, tiek romaną, tiek Oskaro Koršunovo spektaklį ir žinoma Angelas Azazelis, Meistro ir Margaritos romano personažas Azazello, kuris, kaip yra tikima, yra tas, kuris sukūrė kosmetiką. O žodis kosmetika turi šaknį kosme, nuo kurio yra žodis kosmosas, kas reiškia tvarka. Tai makiažo galia, kitais žodžiais galima sakyti, yra tvarkos galia. Tai mes šiandien kalbėsime apie tvarką, apie grožį, apie talentą. Ir žinoma apie tai, kad chaosas gali būti struktūruotas, chaosas gali būti gražus, chaosas gali sukurti kosmosą. Gerai, bet palauk, tu turi atversti ir bet kur tiesiog durtelėti. Jo, jisai čia interpretuoja pavadinimus. Čia Kirilą, man atrodo, reikės stabdyti, ne? Kaip nori. Kaip jau norėsiu, gerai, bet žinai, Viskas? Važiuojam. Baryk. Taip, šviesiai šešėliais dažomi vidiniai akių kampučiai.
ir spalva išsklaidoma link akidobės kaulo. Tai jau iš karto galima kalbėti apie paradoksus, apie prieštaras, kurios yra gyvenime šviesus šešėlis. Taip. Ne? Arba tenai gali būti pabuvo tamsoj tam, kad suprastų, kokia svarbi yra šviesa. Arba mes einame į tokį tamsesnį laikotarpį metų cikle į žiemą, o dabar jau dienos ilgėja. Ir jau kada dienos ilgėja, mes pradedam vėl vertinti šviesą, saulę ir šiandien beje važiavau iš Vilniaus į Klaipėdą ir labai buvo saulėta. Ir gal jau pajutai, kaip ilgėja dienos, kad jau truputėlį, žinai, aš bent jau jaučiu, kai nuvažiuoju vaikus pasimti darželį, jau nebėra taip tamsu. Ilgėja, bet dar labiausiai jaučiu, kaip ilgėja dienos, tai pagal darbo dienos ilgį. Tai čia klausimas, žinai, čia man atrodo, tau nėra darbo dienos normalios, ta prasme, kad, Tai niekad nėra, jeigu dirbi, jeigu taip iš tikro dirbi, jeigu dirbi ir myli, ką darai, tai tos darbo dienos jos yra labai ilgos, o ypatingai šie metai tai apskritai labai buvo darbingi, kaip ir visi, bet šie metai ypatingai tokie buvo. Turiuomenį praėję, ne? Praėję, taip, bet dabar jau iš karto įėjome į naujus metus ir jie toliau tęsia tą patį šleifą įvairovės ir taip kiekviena diena, kiekviena savaitė labai įvairi. Tai yra šviesos šešėliai, šešėlių šviesos, šviesų tamsos, taip toliau, tai viskas jungiasi. Kontrastai sudaro vientisumus ir yra labai smagu. Žinai ką, pakalbėkime apie tą, vis tiek tą makiažo gale ir tas grožis. Ir kaip tu sakai, kaip čia pajokavom, kad vyrui reikia gražios odos ir geros sveikatos, pakalbėkime apie tą sveikatą. Žinau, kad tu dabar turi ir kai statėjai čia vasarą spektaklį Gyvenimas dar prieš akis, kad buvai atvažiavęs su visais ganteliais, su visa savo sporto atributika. Kokią tu turi rutiną savo dienoje, kad palaikytum savo tą sveikatą? Nes aš kiek domėjausi, aš padarau visada žurnalistinį tyrimą didelį, kad tu iš tikrųjų esi pakilęs iš dugno. Ta prasme, esi labai geras pavyzdys, kad niekada nėra vėlu susimti ir pradėti eiti į šviesą. Tai pasidalink, jeigu tu gali, kokiais savo tais tipsai, žinai, kaip tu visą tai padarėjai ir kaip vis dar palaikai. Ne, tai čia gal vėlgi dugnas gal žodis šiek tiek toksai būtų drastiškas, reikėtų kalbėti gal apie laikotarpius, apie tam tikras kryptis, orientyrus, persiorientavimą. Ir aišku, viso ko pagrindas visą laiką yra pats gyvenimas. Tai, kaip sakė mylimas mano menininkas, dainininkas, muzikantas David Bowie, jeigu jūs nežinote, kaip jūs norite gyventi, tai įsivaizduokit. Tai aš tą įsivaizdavimą turėdavau įvairiais laikotarpiais labai skirtingą ir labai įvairų. O kas liečia tokį sveiko gyvenimo būdo tokį padarimą normą kasdienę, tai pagrindinis receptas tai yra tiesiog kasdieniškumas, nuolatiškumas, nuolatinis darbas, nuolatinis to darimas. Tai stebuklų nėra, kažkokių tai tipsų arba toks madingas žodis kaip tokių lifehackų irgi nėra, paprasčiausiai reikia daryti. Reikia daryti ir jeigu norit sportuoti, tai reikia sportuoti, jeigu norite žaisti, tai reikia žaisti, jeigu norite repetuoti, reikia repetuoti, jeigu norite improvizuoti, reikia improvizuoti. Ir aišku, yra tam tikri, kaip aš savo išskiriu komponentai, kurie tą gal padėtų pasiekti. Tai pirmas dalykas, reikia nusiteikti, kad jeigu tu nori kažką daryti gerai ir kad tai būtų tavo gyvenimo dalis, tai reikia daryti tai pirmiausia ilgai. Antras dalykas, tai yra daryti nuolatos. Trečias dalykas, tai daryti sistemiškai, vadinasi, turi būti tam tikras augimo ir to papildymo tam tikras algoritmas, sakykime. Tada kitas labai svarbus dalykas, kad reikia visą laiką didinti apkrovas ir po to paskutinis dalykas, tai turi būti kokybiškai daroma, iš karto su kokybiškais bendražygiais, mokytojais, žmonėmis, literatūra ir taip toliau. Tai čia jeigu taip bendriau šiek tiek, o apie kasdienę rutiną, apie kasdienį, sakykime, režimą, tai taip, aš sportuoju kasdien ir tą darau jau daug metų ir sportuoju, iš karto pasakysiu, neprofesionaliai, rekordų aš nestatau, pasiekimų kažkokių tai sportinių, kad ir mėgėjiško aš neturiu, bet sportuoju kasdien, skirtingo intensyvumo yra treniruotės, skirtingos formos yra tos arba skirtingos sportinės veiklos,
Tai pradedant nuo kardio treniruočių ir nuo, sakykime, gali būti bėgimas, gali būti ėjimas ir iki svarsčių, reiškia, sporto, tai vadinamos gyrios liaudyje. Tie, kaip būna paprastai paaiškinti, bumbulas su rankena. Tai jie irgi buvo atsivežęs į Klaipėdą. Tai atsivežiau aš 2 po 20, 1 16 ir 1 12. 12 kg, 16 kg ir 2 po 20. Gerai, kad nesu lėktuvus, skridai, žinai. Čia reikėjo irgi pamatuoti, kiek kad tilptų į mašiną. Tai gyrios, po to bokso specifikos treniruotė, aš boksą lankau jau irgi pakankamai ilgai, bet vėlgi aš neinu į varžybas, aš neinu į tos tokius pilnos apkrovos sparingus, dėl to, kad negaliu sauliaisti tiesiog to. Bet nors buvo pagundų, bet saudavau žodį, kad aš to tiesiog nedarysiu, nes aš žinau, kad jeigu aš jau į tai pradėsiu įeidinėti, aš tiesiog daug pradėsiu savęs investuoti, o vis tiek yra ir atsakomybės, yra ir rizikos ir taip toliau. Tai ir bokso specifika tada gali būti, jeigu ne gyrios, ne boksos, ne bėgimas, ne įėjimas, tai gali būti ir tada, vadinama, kalistenika, darbas su savo svoriu, gali būti tempimo atskiros treniruotės. Žodžiu, aš stengiuosi kuo, kaip sakyti, kuo įvairiau ir kuo taip visą laiką įeidinėti kažkokią sferą, kuri prieš tai buvo galbūt nepatirta, tai dabar dar irgi naują dalyką, taip stengiuosi irgi įjungti, integruoti į gyvenimą, tai kartą į savaitę nueinu į tą vadinamą boulderingą, tai kur reikia laipyti sienomis, kybiai ir taip toliau, tas toksai laipimas uolomis, angliškai bouldering vadinasi jisai, tai dabar kelis kartus buvau, tai bandau tą dalyką irgi taip įvesti, nes labai gražus, kūrybingas dalykas, vėlgi labai toks visą kūną įjungiantis ir protą, ir labai panašus tiek į improvizacijos meną, tiek į kitus irgi sportus, tuos savo, pavyzdžiui, boksą irgi panašu, nes boksai irgi yra labai daug to tokio kombinavimo, tokios kūrybos. Pažiūrėk, Kirilai, man atrodo, kad bent jau aš taip klausau ir ta prasme, man pagrindinė problema visame tame yra ir būtų, kaip tą nuoseklumą išlaikyti, kaip, kad neatsibostų, kad neužmestum, kad nuosekliai kiekvieną dieną daryti, nes aš tikrai daug dalykų savo gyvenime esu pradėjus ir neturėdama to nuoseklumo daug esu metus ir taip, žinai, gal ir nepasiekus kažkokių tikslų. Kaip tau pavyksta išlaikyti tą nuoseklumą? Tai nuoseklumą sukuria toks dalykas kaip veiksmas ir veiksmas nepaprastas, o valingas veiksmas. Kada mes kalbam apie valią arba apie valios galią arba apie valios jėgą, mes kalbam ne apie abstrakciją, ne apie tokį dalyką, kad noriu ir, reiškia, turi dėl to pasidaryti. Kalbam ne apie magiją. Valios jėga, jinai iš tikrųjų yra toksai, reiškia, dalykas, kuris egzistuoja, jis yra energija ir energija ne ezoterinė prasme, ne ta energija. Ne, jinai realiai yra energija, kurią generuoja mūsų smegenys. Smegenys, kaip žinia, turi, reiškia, impulsus gamindamos, naudoja elektrą ir naudoja taip pat cheminius elementus. Ir mokslininkai yra padarę begalės tyrimų būtent valios jėgos tema ir yra dvi teorijos pagrindinės. Viena teorija yra tokia, kad valia tai yra resursas ir kad jinai gali sekti pa žmogų. Kita teorija paneigia tai. Bet iš esmės ten labai įdomu yra, kad jeigu tai yra resursas, ir vadinasi, tas jausmas, kad tu gali daryti veiksmą, nors nenori jo daryti. Arba tu gali nedaryti veiksmo, nors labai nori jį daryti. Nes valios reikia dviem atvejais. Reikia arba kada susilaikyti nuo kažko, labai nori valgyti saldumynų ir tu susilaikai ir nedarai. Arba kitas variantas yra, kada tu, nenori daryti, bet vis tiek reikia. Ir tas jausmas, kad tu gali prieš refleksą, prieš pirminį impulsą eiti ir vis tiek padaryti, tas jausmas vadinamas yra valia. Mes jaučiam tai. Bet jeigu tai yra resursas, vadinasi, kažkas tai smegenyse iš kažkur tą energiją turi atsirasti. Ir viena iš teorijų, reiškia, jinai remiasi tuo, kad ko gero ta energija yra gliukozė.
kurią ima organizmas. Aha. Va, ir čia aš taip neišsiplėsiu, vėlgi nepretenduodamas į tai, kad aš ten neuromokslininkas ir taip toliau. Čia reikia atskirai pasidomėkit ir rasit medžiagos. Va, kita teorija, reiškia, yra grindžiama tuo, kad jeigu tu, ir čia irgi tyrimais buvo pagrįsta, reiškia, dideli buvo rimti tyrimai, va, ir čia vėlgi tai, ką aš kalbu ir remiuosi, tai yra nepopuliarioji psichologija, nepopuliarusis kažkoks. Čia nes rimti tyrimai, galima juos, jeigu turit prieimą prie duomenų bazių, universitetų, klinikų ir taip toliau, tą visą informaciją, tos duomenys rasti. Va, bet buvo daromi kiti tyrimai tam, kad patikrinti, ar iš tikrųjų tai yra resursas, ar iš tikrųjų tai yra susijęs su gliukozė. Ir rezultatai buvo tokie, kad tie žmonės, kurie gavo iš tikrųjų cukraus, vykdydami veiksmus, kuriems reikalinga valia, jie parodė vienokius rodiklius. Jo? Kiti gavo saldintus visokius gėrimus ir užkandas, bet ten nebuvo iš tikrųjų cukraus. Ir jie parodė tą patį rezultatą. Ir mokslininkai priėjo, komentuodami rezultatus tų tyrimų, prie to, kad jeigu tu tiki, kad valia yra ribotas resursas ir kad jisai senka ir tam, kad tau jį papildyti, tau reikės pavalgyti saldžiau ar nes būna stresinės situacijos, ilgesnis laikotarpis, iš tikrųjų pradedi valgyti visokias daugiau angliavandenių, cukraus ir taip toliau. Bet jeigu tu tuo tiki, taip ir bus. Jo, tai irgi įsitikinimo gale. O kadangi kita grupė parodė, kad jie darė ir rezultatai buvo tokie patys, bet jeigu tu tuo netikėsi, tai taip ir nėra tada. Bet esminis dalykas koks yra, kad iš tikrųjų, kada žmogus sako, kad jis neturi valios, tai yra nonsensas. Čia taip pat kaip sėdėti su nosim ir sakyti, aš neturiu nosies. Arba ten sėdėti su antakiais ir sakyti, aš neturiu antakių. Nes yra centrai, dvi zonos smegenyse, kurios būtent yra atsakingos už tą, reiškia, generavimą būtent valios. Tiesiog valią reikia, kaip raumenį. Jinai yra ugdoma. Jo, jinai yra ugdoma. Ir čia ilgą laiką, toksai man asmeniškai buvo labai įdomu, nes kadangi nemažai tenka, ne tai, kad nemažai, nuolatos šiaip. Nuolatos tenka susidurti su situacija, kur tu turi mokyti arba turi kurti tokias sąlygas, kad žmogus, judėtų į priekį. Pavyzdžiui, repeticijų procesas, jisai yra toks. Aktorius ateina į repeticijų procesą, jisai yra nežinomybė, jisai nežino, kas bus. Tu kaip režisierius turi maždaug viziją ir tau reikia padėti jam prisijaukinti tą nežinojimą, padėti jam tame nežinojime, pradėti jaustis gerai. Bet kada jisai nežino, gali būti tam tikras, baimė eiti į tai. Jo, čia reikia valios. Ir vieni metasi, kaip sakom, metasi. O kitus, pavyzdžiui, reikia padėti, reiškia, pastumti, palaikyti, kartais įvesti. Ar ne? Tas pats yra dirbant su studentais, tas pats yra dirbant su mokymų kontekste, o juolab, pavyzdžiui, jeigu dirbant su mokymais, tai mano, reiškia, dėstomas arba tai, ką aš treniruoju arba ką aš moku, yra improvizacinio teatro metodologija. O improvizacija tai yra veikimas visą laiką su nežinomybė ir su neapibrėžtumu. Tada, ką mes gaunam, žmonės iš vienos pusės nori įeiti į tai, iš kitos pusės jie labai bijo. Kada jie bijo, atsiranda labai daug blokų, labai daug gynybų, labai daug pasipriešinimo ir vėlgi tu turi su to dirbti. Ir vienu metu atsirado labai daug, kaip sako vienas mano draugas, tokio motyvacinio šūdo. Kas turime omeny, kad jeigu tu turi motivaciją, oi, tu padarysi. O jeigu nepadarai, tai kalta motivacija, kurios pas mane nėra. Serijos prasidėjo visi šitie žaidimai. O aš jau sutikdamas daug žmonių įvairiose sferose, įvairiose kontekstuose, nes, taip jau susiklostė, kad teatre dirbdamas skirtingose aš vaidmenyse būnu. Būnu ir aktoriaus vaidmenį, ir improvizatoriaus, ir konferencijė, ir režisieriaus, ir vertėjo, ir dėstytojo, ir trenerio, ir dabar irgi nauja viena iš profesijų, tai dramaterapeutas, tai tu bendrauji su labai įvairiom grupėm žmonių, su įvairių sričių profesionalais. Ir kai tu pats esi profesionalas, tau labai įdomu bendrauti su kitų sričių profais. Ir aš pastebėjau, kad, iš tikrųjų, toks dalykas kaip motyvacija ir taip toliau, tarp aukšto lygio profų labai nedaug kas pasikliauno ją. Daugiau užsitikau žmonių, kurie kliaunasi discipliną,
tvarka, tam tikrų irgi režimiškumų jų gyvenime, tam tikromis ribomis ir taip toliau. Nu, ir man pačiam buvo labai, kaip sakyti, svarbu, nes tas motivacijos dalykas tapo labai spekuliatyvus. Taip. Čia nėra motivacijos, o iš kur jūs gaunat motivaciją, kaip sakau, draugas sako, tas motivacinis šūdas. Nu, ir iš tikrųjų, kalbant apie valią, ir tai yra jau ne prisigalvojimai, ne kažkokios tai pasakos istorijos. Valia yra ugdoma, bet ugdoma tada, kada tu darai tai, kas tau nepatinka. Mes nekalbam apie tai, kad tai yra pavojinga gyvybei arba tai kenkia, bet mes kalbam apie tai, kad jeigu tu nori ugdyti valią, tu turi kasdien daugiau arba mažiau daryti dalykus, kurie tau nepatinka. Taip. Ir jeigu tu šiandien nenori apsipilti ten, nežinau, šaltų vandeniu, užbaigdama dušo procedūrą. Taip. Jeigu tu nenori, bet tu apsipilsi, tu šiek tiek patreniruoji. Valią ir tu ją patreniruoji, kas yra labai svarbu. Labai ekonomiškom sąlygom. Tam nereikia leisti pinigų, tam nereikia investuoti kažkokias keliones, 15 dienų kažką ir taip toliau. Tai yra tiesiog tavo dušo kabina arba vonios kambarys, nesvarbu, kur tu būtum. Ir ten kibirėlis vandens. Ir jis neturi būti ledinis, jis neturi būti su ledo gabalais, jis tiesiog turi būti tokio šaltumo, kad tave užknistų jį užsipilti. Ir būtent tai, kad tu pasiemi save kaip Münchhausenas už plaukų, ištrauki iš to nenoro pelkės ir tu apsipili, tai ir treniruoja. Bet jeigu rytoj tu darysi tą patį ir tu jau norėsi tai daryti, tai jau tada valios centras. Reikia ieškoti kažko toliau, ne? Jo, ir tu visą laiką turi tą daryti. Ir čia tada vėlgi grįžtant prie mano nuo asmeninės rutinos, prie asmeninio tokio dienos vaizdo, dienos plano, tai čia vėlgi su kuo susidaram? Susidaram su tuo, kad aš pradėjau improvizacinio teatro metodologiją praktikuoti, reiškias, ten gilintis, studijuoti nuo 3 kurso, o improvizacijoje tu visą laiką įeidinėjai nežinomybę. Tai yra, jeigu taip kalbant vėlgi taip moksliškai, pakartotina ekspozicija į stresorių arba į stimulą, kuris yra neapibrėžtumas. Tu pakartotinai vis įeini į tą neapibrėžtumą. Ir improvizacija pagal modelį yra, angliškai pasakysiu, ne problem solving model, ne problemų sprendimo modelis, o problem finding modelis. Visą laiką išsikelinėja, mes išsikeliam naujas problemas. Dėl to improvizatoriui, kai jau yra patogu, kai jau yra rutinizuota viskas, jam jau yra neįdomu. Tai dėl to, matyt, čia vėlgi jau tapo charakterio dalim, žinom ar ne, kad temperamentas yra įgimtas, charakteris yra įgyjamas. Tai matyt tapo charakterio dalim, bet vėlgi tai yra pavyzdys, kad galima tai užsiugdyti, užsiauginti, stiprinti ir taip toliau. Bet vėlgi tai yra labai džiugi gera naujiena, kad reikia daryti tai, kas nepatinka. Todėl jeigu jūs darote tai, kas jums nepatinka, aš turiu omeny, mėgstate tokius iššūkius, taip toliau, tai nereikia čia apsipletkinti, kad čia mazochizmas, kad čia dar kažkas. Ne, viskas dėl valios ugdymo. Taip, ir dėl to, kad didėja tada jūsų apskritai galimybės. Ir čia vėlgi tą pačią medžiagą remintis, tai irgi Hebra darė tyrimus, kad žmonės, kurie būdami virš 60 metų ir aukštyn, kurie išlaiko kognityvinės funkcijas, tokias pačias kaip 40-mečiai, kad jie yra žymiai jaunesni savo smegenų galimybėmis, tai yra atmintis, dėmesingumas, geba, reiškias, protauti ir taip toliau. Jie visi pasižymi tuo, superageriai vadinasi, jie būtent pasižymi tuo, kad jie turi tuos išvystytus valios centrus. Bet čia ir nereikia toli ieškoti. Šiaip labai įdomu yra, pavyzdžiui, aš dar kai studijavau, man būdavo įdomu labai stebėti režisierius teatre. Ir aš galvodavau, jie kiekvieną dieną su tiek daug susiduria streso, tiek daug iššūkių, kaip jie nepavargsta ir kaip jie išlieka, tokios, sakykime, vis tiek aštraus proto, skaidraus. Taip toliau, aš turėjau tuo metu, kai aš studijavau, tokius pavyzdžius aplinkoje savo. Ir ką, nieko keisto, ten visą laiką režisūroje yra nežinomieji, visą laiką yra nežinomieji, visą laiką kažkas yra kitaip, tu visą laiką esi tam tikram pasipriešinime, bet būtent tai leidžia ir treniruotis. Visada esi tokiam online, ne? Žiūrėk,
Kirilai, tada paimprovizuokim, nors čia yra visiškai surežisuota mano improvizacija. Tai vadintume tada dalinai struktūruota arba pilnai struktūruota. Prašom, teorinis apibūdinimas. Taip, profesionalas turi žinoti ir praktiškai, ir galės padaryti, ir turėti patirtį tame, bet turi žinoti ir teoriškai, kaip visą tai veikia. Vėlgi, kaip sakom, teorija be praktikos nereikalinga, bet praktika be teorijos pavojinga. Žiūrėk, kai aš, ne pirmą kartą, bet tave, kai darėm fotosesiją spektaklių gyvenimas dar prieš akis, taip, tu atėjai su tokiu maišiuku, kuriame buvo raugintas daiktas. Tai buvo raugintas burokėlis. Taip, čia padarysime product placementą, bet nekomerciniais tikslais, absoliučiai savanoriškai ir gražiai. Parduotuvė rauginta, čia turguje, kaip vadinasi šitas turgus? Senasis turgus. Senajam turgui parduotuvė rauginta, ten yra labai skanus rauginiai, o jeigu kalbėtume madingai ir visai biochemiškai, tai yra fermentuotas maistas. Tai va, tai prašome, eikit, valgykit ir vasarą aš ten irgi apsipirkau. Taip. Tai dabar žiūrėk, Kirilai, čia yra 5 lėkštutės su skirtingais produktais. Aš juos specialiai supjaušiu taip, kad niekas nesuprastų, bet tu užsimerksi, aš tau paduosiu, nes tu gali iš spalvos suprasti, kas čia yra per dalykai. Pažiūrėsim, ant kiek skonio receptoriai yra išlavinti, ta prasme, ar tiksliai žinai, ką tą vasarą čia valgiai pas mus Klaipėdai, gerai? Gerai, bet tikėkime. Duodu beleką. Tikėkime netikėtumų, nes man tikrai po šito po COVID pasikeitė šiek tiek. Aha. Gerai, yra antras, aš tau duodu, žiūrėk, duok savo ranką. Aš galvoju, tu maitinsi mane? Aš nemaitinsiu tavęs, žinai. Dar žmona supiks, kad čia vyksta tokie dalykai. Jei pasidžiaugs, kad aš gerose rankose. Tai tu paragauk, pauostik ir pažiūrėsim, ar atspėjai, ar neatspėjai. Čia yra obuolys raugintas. Man taip atrodo. Dėja, mažiukai. Dėja, čia yra slyva. Slyva, ne? Gerai, toliau, nepasiduodam. Žiūrovams mes padarysim, kad parašytumėm iš karto. Duok savo ranką. Duodu aš tau toliau. Jeigu atsimerktum, tikrai žinotum. Nu, va šitas į burokėlį panašus. Teisingai. Yes. O slyvas su obuoliu jie labai panašus, iš tikrųjų, tai... Aha, gerai. Ja. Dabar Bet čia slyvos yra, raugintos slyvos, nueikit būtinai. Dabar sumaišysiu tau kortas. Kortą ragausim. Imk, žiūrėk. Žinai, tokia... Bandyk. Jo, tokia... Tokia nutrinta iš, reiškia, žinai, kur 5 kartos šeimos prie ežero, prie jūros loždavo prakaituotom rankom, nuo skumbrių visų. Va tokią kortą, su jie palaižyt. Gerai. Taip, čia tuoj. Nu čia tai tikrai obuolys. Čia tikrai obuolys. Lius, slyva ir obuolys, super. Šaunuolis, taip. Aš slyvą net nesitikėjau, aš pamiršau apie ją iš viso. Aha, kad yra toks daiktas, ne? Kaip slyva. Bet žiauriai skanu. Bandyk. Žinokit, aš viską, kai čia pjaušiu, aš vis paragavau. Ir, galiu pasakyti, kad Kirilo skonis yra tikrai next level. Nes man asmeniškai tas maistas. Kas čia? Labai specifinis turėtų būti, ne? Nu palauk, bet aš jį labai gerai žinau. Bet aš dabar palauk. Jeigu nori, dar galiu vieną gabaliuką tau pasmeigti. Čia šitas bliama, kaip aš galėjau. Čia kai česnakas. Teisingai. Taip. Česnakas, kai aš čia papjaušiu, juokiausi, kad čia tikriausiai visas mūsų ofisas dvelkia. Nu ir paskutinis. Irgi kortų maišytojas, manyčiau, gali būti. Nu, česnakas matai labai stiprus, dabar sunku šitą pagauti. Jeigu nori, galim dar vieną gabaliuką. Čia turbūt žinai, kas yra. Nu, duok man dar vieną. Skonis, tai tikrai česnako dabar neišsiplauna, bet aš pagal tą tekstūrą bandau pajaust. Man žiūri patinka šitas.
Dabar kiekvieną garbų režisierių versiu valgyti kažką ir bandyti atspėti. Čia bus arba patisonas, arba kriaušė. Žinai, aš net įsižiūrėjau patisonas, o dieve, net nežinau, kas tas Nu, yra. patisonas tai yra kaip šitie, Tu jau gali atsimerkti, viskas kaip tokios, kaip, iš tos hebros, kur cukinijos, Ai, okei, aha. cukinijos, po to šitie. Bet tu pasakei teisingą atsakymą, žinau. Tai kriaušė? Tai yra kriaušė, jo. Jo, nes tas sumas šitų siūlų Aha. toksai. Jo. Nu tai va, labai fainas žaidimas. Tikrai labai fainas, nes kai nežiūri, tai labai smarkiai tie skoniai. Aha, kiti pasijungia, net tie pojūčiai. Jo. Tai va, taip galbūt irgi vienas iš tų, tęsiant temą režimo ir tos kasdienybės, kad pavyzdžiui, galbūt irgi, kas nulėmė, kad patinka tą daryti kasdieną, kad man patinka pats procesas. Aha. Bet irgi ten sportavimo, judėjimo. Ir kada tas procesas yra labai atskiras ir labai švarus, be jokių priemaišų. Toksai labai, pavyzdžiui, jeigu darai su gyriom, tai darai su gyriom. Jeigu darai tenai kardio, darai kardio. Jeigu darai tenai ištvermę, darai ištvermę. Ir tu tada labai gerai pradedi jaus, kad būtent toksai aktyvumas duoda būtent tą jausmą. Kad kaip va čia, būtent tas patiekalas duoda būtent tą skonį. Ir kada tu gali išgryninti, tada atsiranda labai didelis kaifas nuo to, kad tu atskirai kiekvieną gali jaust labai intensyviai. Ir būtent tas intensyvumas turbūt jisai ir duoda tą tokį gyvybės ir gyvenimo didesnį jausmą ir tada norisi tai daryti. O jau ten ar sportuoji, ar ten, aš nežinau, kažkas gal meditaciją praktikuoja, kažkas gal knygas skaito. Čia kas jau ką, bet tas turbūt geba su tuo kažkaip labai švariai. Paaštrinti gyvenimo tą pojūtį, ne, tokį, ta prasme. Jo, jis įduoda tą gyvenimo jausmą. Jo. Tai va. Gerai, labai gerą raktažodį pasakei. Gyvenimas dar prieš akis. Norėčiau pakalbėti apie visą šitą procesą, nors jisai jau tau gal ir truputėlį, ta prasme, ir praėjęs, ir gal kažkiek užsikloja, yra nauji dabar įspūdžiai, nes jau geras pusmetis praėjo, ar ne, kai nuo to kūrybinio proceso. Bet vis tiek buvai tuo metu Klaipėdoje su mūsų Klaipėdos jaunimo teatro chebryte, aktoriais. Spektaklis, mes bent jau taip esame įvardyję, kad tai yra dokumentinis spektaklis, nes buvo pakalbinta labai daug įvairiausių žmonių apie jų jaunystės, paauglystės ir to virsmo, ar ne, į brandų žmogų tuos periodus. Ir aktoriai kalbino, ir beje, ir aš buvau pakalbinta. Tai žodžiu, tai ta prasme, kad įdomus ne tai, kad pasiemi pjesę ir ją statai, o tas medžiagos rinkimas. Tai gal tas pirmas ir yra klausimas. Ar tu pirmą kartą dirbai tokiu procesu, kad tai yra tarsi dokumentinis dalykas, ar jau esi kažką panašaus daręs kažkur? Jeigu kalbėt labai metodologiškai, tai su dokumentinio teatro metodologija aš naudojausi, dirbau šį kartą ne pirmą kartą. Okay. Ne pirmą kartą. Bet, ką reikia pasakyti, kad kai aš dariau diplominį spektaklį, tai buvo 2008 metais, aš ilgai labai negalėjau rasti medžiagos, kuri būtų palanki arba kuri įsileistų mano tuometinius išgyvenimus kaip asmens, kaip asmenybės. Nes aš apskritai iki pakankamai ilgo laiko, praktiškai iki diplominių spektaklių, aš nelabai suprasdavau, kaip žmonės daro spektaklius iš pjesių, jeigu jie nėra to nugyvenę. Man būdavo toksai, tiesiog jausmas. Su ko tai yra susiję? Galbūt su to yra susiję, kad kada aš buvau paauglys ir tuo metu mokiausi dailės mokykloj, viduriniai mokykloj ir aš labai aktyviai gyvenau hip-hopo, kultūroje. Tai, aš šokau breiką, paaišėme grafiti daug, po to buvo irgi bandymų rašyti tekstus, bet mes buvome pilnai tai pasinėrę, taip jeigu sakytume, tą kalbą, tai aš toksai gyvas old school. Ir kadangi hip-hop kultūra yra ta sfera, kurioje tu tiesiogiai išreiški save, pavyzdžiui, jeigu tu paišai grafiti, tai tu
susigalvoji savo tagą, jo tai yra tavo pseudonimas, tu tada ugdai savo braižą ir tai yra tavo projekcijos į miesto sienas, drobės, sakykime. Tas pats yra breakdance, b-boying. Jo, tu šoki, tu ieškai tos būtent, nišos, kuri tau labiausiai tinka, kuri tau labiausiai patinka, bet aš kadangi šokau stylą vadinamą, tai ten apskritai yra viskas apie tai, kaip tu šoki, individualybės pratęsimas. Ir tuo metu aš pradėjau atsitiktinai užeiti į Oskaro Koršunovo spektaklius. Meistras ir Margarita buvo vienas pirmųjų, kurį aš ėjau tiesiog Gedimino prospektu, buvo didžiulė krūva žmonių prie Nacionalinio dramos teatro, aš priejau, paklausiu, ko čia laukia. Sako, čia mes laukiam, kol įleis nemokamai į spektaklį, nes būdavo prie durų didžiuliai milžiniški anšlagai. Ir aš galvoju, gerai, aš irgi pastovėsiu, nemokamai leidžiu, užeisiu, pažiūrėsiu. Ir aš užėjau tada į spektaklį ir tuo metu, Meistras ir Margarita, didžiulis spektaklis, aš apskritai jau senokai buvau buvęs teatre iki to laiko ir aišku, ten tuometinis visa sudėtis, Andrius Žebrauskas, kuris vėliau tapo mano dėstytojų ir mokytojų būtent improvizacijoje, po to, Arūnas Sakalauskas Begemotą vaidina, amžinatilis Saulius Mykolaitis Azazelo, didžiulis spektaklis ir man paliko labai didelį įspūdį ir po to, kai būdavo proga nueiti būtent į Oskaro Koršunovo spektaklius, aš nueidavau. Pavyzdžiui, aš nueidavau į ten Shopping and Fucking arba Ugnies veidą ir man atrodydavo, kad jie ką vaidina, kad jie iš tikrųjų taip ir gyvena. Aš nesuprastau, kad tai yra, kad tai yra kažkokia, fikcija. Nes aš irgi dabar tu tos spektaklius vardinė, aš irgi jos visus esu mačiusi, bet tu buvai tada jau toks, studentčiokas. Ne, čia yra dar paauglystė. Aš pradėjau studijuoti 2004. Muzikos akademijoje. Iki tol aš dar praleidau, 2 metus dailės akademijoje. Ten metus ruošiausi ir po to metus studijavau dizainą ir po to aš jau režisūrą. Tai tas laikas, tai čia kokie 2000, 2001, 2002. Tai aš dar nebūdamas studentas, o gal aš buvau pirmo kurso studentas dizaine, aš, pavyzdžiui, mačiau Romeo ir Džiuljetą, dar tuo metu buvo profsąjungų rūmai nenugriauti, ten šone buvo toksai klubas Moulin Rouge'as, ten buvo scena, aš ten žiūrėjau generalinę repeticiją. Romeo ir Džiuljetos. Ir aš kai eidavau į spektaklius, man atrodo, kad jie taip ir gyvena. Kad jie yra. Po to jo, kada jau Romeo ir Džiuljeta, čia tas. Bet, pavyzdžiui, ten Shopping and Fucking, Ugnies veidas. Tai atrodo, kad jie, jie pasakoja tai, ką jie yra nugyvenę. Ir aš po to, kai įstojau jau į režisūrą, o irgi įstojau, aš ten dėl, ten įvairiausios buvo irgi tokios stojimų peripetijos, kur būna, tau reikia būtinai kažkur stoti, tu stoji vienur, tėvai tada, siūlo stoti kitur, ir taip toliau. Ir aš ilgą laiką iš tikrųjų studijuodamas, režisūrą, man, kaip pasakyti, man nelabai buvo įdomu, ten etiudus daryti ar dar kažkas. Aš juolap išvažiavau pagal Erasmus į Angliją dar. Anglijoje atsidūriau Dartingtono menų koledže, o tai yra, tuo metu buvo toksai pagrindinis tarpdisciplininis koledžas apskritai Anglijoje, kur tu eini į paskaitas iš bendrabučio, kuris stovi ekologiškų kukurūzų laukuose. Ten yra ekologiški ūkiai. Nes Devonshire'as, ta Devonshire grafystė labai garsėjo tuo. Ir tada tu iš bendrabučio, kuris apsuptas yra tų kukurūzų laukų, o bendrabučio dar kieme viduje yra sodas padarytas, budistinis. Toksai. Tada tu eini per senas kapines, kur kapai yra 1606, tokie Anglija, pilko akmens, senoji, su pasvyrusi, su bokštais, laikrodžiais. Tai yra dvaras, bet čia pat aplinkui yra laukai, ganosi avis, yra tos akmeninės tvorelės nedidelis, pievos tos žalios su milžiniškais ąžuolais, miškai, tie, kur ąžuolai apaugę yra vijokliais, taip toliau. Ir stovi, pavyzdžiui, Bauhauso architektūros autentiški iš tikrųjų ir Bauhauso architektų statyti namai. Tenai, 2 aukščiai. Ir tu po to turi moderniausias bibliotekas, videotekas ir taip toliau. Ir tu tame studijuoji.
Ir aš po to, kai grįžau atgal iš Anglijos į Vilnių. O kiek ten prabuvai laiko? Ten gausi pusmetis. Okay. Bet kadangi aš išvažiavau, tai irgi čia 2004 metai. 2004-2005 va, ten tas buvo semestras. Tai ten šitas Ryanairas buvo tik pradėjęs skraidyti. Aš skraidau, man atrodo, buvo antra diena, kai tik tai atsidarė avialinijos. Tai ten Karmelovos oro uostas, jis tikrai atrodė, taip, labai dramatiškai. Tai yra ten verkiančios mamos, išleidžiančios savo vaikus. Ten sūnau, mokykis anglų kalbos. Tokie, reiškia, atrodė, kad jie ten jau su visam išvažiuoja. Ir netilpdavo žmonės, tenai patalpoja, eilė driekėsi lauke, kol susodina į lėktuvą. Ir aš išvažiavau iš Tokio, tada atsidūriau ten Anglijoje, provincijoje, bet tas super modernus, toks labai liberalus tas koledžas visas. O po to vėl grįžau atgal ir dar kartą viskas apsikeitė, dar viskas kaip apsisuka. Vėl toks antrą kartą kultūrinis šokas jau, ne? O ten tau 20 metų ar 21 ir tu pirmą kartą buvai išvykęs, pirmą kartą išvažiavai apskritai iš namų, palikai geriausią kompaniją, tuometinę, reiškia, meilę, visi, reiškia, universitetų, tenai, taip toliau, draugai, viską ir realiai tu prarandi savo tapatybę. Bet tuo metu man buvo. Tada tu ją vėl iš naujo suformuoji anglišką pakankamai ir po to vėl reikia grįžti atgal ir grįžti prie jau vėl kitos tapatybės, kuri yra taip dalinai krasnucha, dalinai menai, dalinai hip-hopas, jo toksai miksas. Tai buvo labai įdomu. Tai čia tavo asmeninė yra, žinai, gyvenimo dar prieš akis, jaunystės istorija, kurią irgi... Gal tai tam tikrą prasme grįžimas, galbūt į tą laiką, grįžimas galbūt apskritai į tą tokia prabanga, galbūt grįžti kūrybiškai į tokią būseną, kai tu gali iš tikrųjų kurti su tais aktoriais, kuriuos per ilgą laiką jau pažinties tikrai pavyko suburti. Mes vieni kitus jau pažindinomės, jaukinomės irgi ilgą laiką, turėjome jau bendrų kūrybinių nuotykių. Ir dėl to tai yra iš tikrųjų buvo grįžimas į tokį labai gražų, tą neįpareigotą, kažkokį tai ne tokį neįtemptą apskritai buvimą. Ir vėlgi, aš tuo metu, kai diplominį stačiau, aš radau galų gale pjesę, kada stačiau, kuri praktiškai, kaip temos prasme, situacijų prasme labai labai sutapo su mano tuometiniais išgyvenimais. Ir sutapo daugeliui mano kurso draugų, ką aš kviečiau į spektaklį vaidinti. Tai ir Martina Nedzinską, Miglė Polikevičiūtė, Tomas Stirna, Toma Rinkūną, Toma Kliuką, Nelė Ivančik, po to dar Gabrielė buvo prisijungusi. Ir kiti, reiškia, jau ko nepaminėjau, dovanokit visus myliu, taip toliau, bet dabar greitai ir aktyviai turiu kalbėti, nes, suprantu, kad ir montažas dar po to bus. Tai mes ir bendraujam ir dirbam. Taip. Apie viską pagalvoji. Jo, ir man tas ryšys asmeninio išgyvenimo su tuo, ką tu statai, jisai man kažkaip liko labai svarbus. Po to aš turėjau spektaklių, kelis, kada aš buvau labai, kaip pasakyti, persimetęs grinai į spektaklį, bet šiaip daugumo, jeigu paimti visus spektaklius, beveik visuose spektakliuose, vienaip arba kitaip aš visą laiką statau apie tam tikrą laikotarpį savo gyvenimo, apie tam tikrą laikotarpį savo galbūt artimos aplinkos. Čia daugiau galbūt kažkokie autobiografiniai dalykai, suprojektuoti ant personažų ir taip toliau. Prie viso to, kad aš visą laiką stengiuosi labai pagarbiai žiūrėti ir būti įkvėptas dramaturgo, autoriaus, nes, nori, nenori, vis tiek tai yra dramaturgija, tai yra struktūros, vis tiek tai yra dėsniai, vis tiek teatras tai yra mokslas. Man teatras yra mokslas ir jisai turi savo dėsnius, turi savo, kaip ir fizika. Ir dėl to, kada mes čia dirbom ir dirbom pradžioj verbatimo metodologijoje, vėliau mes jau nutolom nuo verbatimo, mes pavertinėjome dokumentinę medžiagą, ją pasilikom kaip įkvėpimą ir nuo jos nutolom, bet mes nemažai darėme kūrybinių improvizacijų mūsų statymo metu aktualios kasdienybės temomis, pradedant tuo, kaip jūs šiandien maudėtės duše, baigiant tuo, ką jūs ten šiandien valgėt ir taip toliau.
Tai vėlgi tai buvo toksai, sakykime, tai yra dokumentika, kaip angliškai sakytume, documentary inspired. Aha, Jo, toksai dokumentikos įkvėptas spektaklis, kuris, aišku, vis tiek vėliau turi tapti savarankišku kūriniu, nes būkim atviri, žiūrovui tiesą pasakius nelabai svarbu, ar čia yra dokumentika, ar ne dokumentika, nes tai tuo metu yra ryšyje emocinėme, ryšyje kontekstualiame, ryšyje su aktoriais, su to, kas vyksta. O kadangi daugiausia yra emocijos, o emocijose visą laiką yra esamasis laikas. Tai jam jau, kai jisai išgyvena kartu, arba džiaugiasi, arba kad ir nuobodžiauja, jis vis tiek tai daro čia ir dabar, nepriklausomai nuo to, ar tai yra dokumentika ar ne. Tai mes taip buvom įkvėpti ir dar kartą ačiū labai visiems, kas nebuvo scenoje ir kieno buvimo tiesiogiai negalima buvo, bet kieno, kaip sakyt, patirtis įėjo į spektaklį kaip pamatas, kaip gyslos, kaip molekulės. Ačiū visiems bendrautoriams. Taip, nes buvo daug žmonių, kurie davė tos interviu. Kitas toks mano irgi, aš kaip matau ir recenzentai tą pastebi, bet ir šiaip aš kai žiūrėjau tą spektaklį ir ne kartą, nes ten kūrybinėme procese mes buvom vis kviečiamos vaidinti žiūrovus, tai žodžiu mes matėm, kad tame spektaklyje nėra scenografijos ir viskas yra pastatyta based on aktorių vaidybos. Ir tai yra, bent jau man tai atrodo labai gražu ir ant to aktorių profesionalumo, bet recenzentai, teatro kritikai, kitaip tariant, ar ne, tai lyg ir tokį, nežinau, išvelgia kaip kažkokį, nežinau, minusą, ne minusą, bet, ta prasme, tokį taisytiną dalyką. Kaip tu pats tai vertini? Nes mačiau, kad tai nėra vienintelis spektaklis be scenografijos. Mačiau, kad ir daugiau spektaklių esi pastatęs irgi tokių tiesiog ant plikos scenos. Tai čia gal tavo, žinai, Kirilo Glušajevo braižas? Aš kažką pamiršau. Taip, ką aš pamiršau? Ką aš pamiršau? Zumas. Taip, viską atsukam. 16:30, taip aš vežu mašiną į technikinę, 16:00 kipi aisai, 13:00 coachingas mes perkeliam čia, 14:00 mokymai, 13:30 verslo pietus. Vėlgi, ar tai braižas, tai kad Kirilo Glušajevo tai tikrai ne, nes aikštelė ir aktorius tai yra, kaip tokia, kaip sakyti, teatro esmė apskritai, jeigu imsime, netgi ištakas, pavyzdžiui, tai pradžiogi nebūdavo apskritai teatro kaip tokio, ne, jeigu imam Dioniso šventes, Dioniso orgijas, tas vadinamas, ten tiesiog buvo toksai, bendras, siautulys, po to iš to siautulio įsigrynino, žmonės, kurie veda, deklamuoja, kiti šokdavo ir taip toliau. Tai apskritai ten nebuvo tokio dalyko. Na, o jeigu imam po to vėlgi graikų teatrą, kaip lopšį, tai visi spektakliai buvo vaidinami toj pačioj scenografijai. Tai o ta pati scenografija buvo teatro architektūra. Tai turime kalbą vėlgi ne apie scenografiją, o apie erdvę. Taip. Ir man visą laiką, kai ateini, pavyzdžiui, statyti tokioj, kaip sakyti, tokioj galbūt paradigmoj, arba, tokioj koordinačių sistemoj, kur mes pradedam ne nuo to, kad teatras sako, štai yra pjesė, štai yra toksai pageidautinas paskirstimas, ne, bet kada mes tiesiog pažindinamės, bendraujam, kurį laiką kartu gyvenam, palaikom ryšį, vieni kitus matom. Ir po to spektaklio gimimo vieta organiškai labai tampa patys aktoriai ir pats teatras, kuriame tai gimsta. Tai, jeigu pasiskolintume terminą iš Jacobo Livy Moreno, tai yra psichodramos pradininko, tai būtų, locus nascendi, tai yra vieta, kurioje tai gali pradėti vykti. Ir su spektakliu Gyvenimas dar prieš akis taip ir buvo. Spektaklio grūdas, spektaklio gimimo pats epicentras, pats atomas, tai buvo
patys aktoriai, su kuriais mes bendravom, ir taip, ir buvo pasirinkta pagrindinė kryptis, kad mes bendrausim, tyrsim, pažindinsime su 30 plus minus grupė. Dėl to, kad tuo metu mes su jais bendravom. Ir jie, ir kaip Klaipėdos jaunimo teatro apskritai, visa praktiškai trupė yra to amžiaus. Ir aš tuo metu juos pažinau. Tai man buvo įdomiausia, juolab aš pats neseniai buvau, kaip sakyčiau, persikėlęs jau šiek tiek kitą. Yra grupė, 30 plus minus, yra jau tie, kur link 40. Taip. Jo, tai mano tas 30 plus minus buvo neseniai išgyventa ir aš, buvau jau ant slenkščių, jau perlipinėjau tą, kuriems linkiam. Tai dėl to aktoriai, o vėlgi erdvė, dėl to, kad mes repetavom tokiose erdvėse. Pažintis mūsų prasidėjo čia, reiškia, Klaipėdos kultūros fabriko salėj, kuri per aibę workshopų, kurias aš čia vedžiau, būdavo visą laiką tuščia. Vėliau, kai mes irgi vasarą repetavom, taip pat turėjome didelę tuščią erdvę, o jeigu veikia aktoriaus vaizduotė, jeigu veikia jo sąmonė, jeigu jis savimi, kurdamas užpildo, padaro tai kodėlgi ne. O vėlgi, dar kitas momentas, tai yra mes laikas susidursim su tuo, kad yra teatro kasdienybė. Teatro ne kaip po tokio gražaus žodžio, bet teatro kaip įstaigos, teatro kaip, jeigu norim, tam tikros verslo formos, kuris turi keliauti, važinėti, rodytis ir taip toliau. Ir labai praktiškai paprastai žiūrim, kaip prodiuseriai žiūrim. Tai Klaipėdos jaunimo teatras daug važinėja, daug keliauja, tai reikia daryti taip, kad ir su šiuo spektakliu galima būtų važinėti, keliauti. Kad būtų patogu, ne? Jo, kad tai būtų patogu, o vėlgi pati tas žmogus daro kažką kito žmogaus akise, žiūrint kitam, regint kitam, tai jinai yra teatro esmė. Dėl to mes ir sakome, kad tenai visas pasaulis yra teatras, arba tenai apie improvizaciją būna ten vedi workshop arba mokymus ir labai dažnai tas nuskamba, improvizacija gyvenimo scenoje. Tai iš tikrųjų dėl to, kad mes visą laiką esame vienas kito akivaizdoj, kai aš kalbu, aš tampu aktoriumi, kai tu dabar esi žiūrovė, bet kada tu pradedi kalbėti ir pradedi veikti, tada aš tampu žiūrovu. O čia jau kokia scenografija, tai vienokia arba kitokia. Tai čia vėlgi kiekviename spektaklė skirtingai būna. Tai ne mano tai braižas, nėra tai, kas būtų man priskirta, negalėčiau to priskirti, bet kad neretai tai būna, taip, neretai tai būna ir vėlgi tam yra neretai, tiesiog pasitelkiama tikrai tokia ekonominė pusė, laikė, gamyboje, finansuose, taip toliau. O plus, sakau, jeigu yra gera komanda, tai būna, kad niekur nesinori ir nereikia. Taip. Žiūrėk, čia man daug dabar, gal kokie 3 klausimai sukasi galvoje, bet gal aš tada rausiu tą tokį patį filosofiškiausią, nors filosofijų čia netrūksta pas mus šitam pokalbį, bet kaip tu jautiesi šiais laikais, ar ne, kai skaitmenizacija yra maks, AI tenais užkariauja mūsų, nežinau, ten žmonės jau pradeda bijoti, kad gal tuo nebeteks darbų ar ten dar ką, žodžiu, kad už sienos vyksta karai ir taip toliau. Ir mes čia sėdim ir kuriam teatrą. Ar tau kartais nekyla tas toks truputėlį absurdiškumo, beprasmybės jausmas, kad ar tai yra kam nors reikalinga, žinai, ir apskritai teatras, žinai, kur ta prasme, kur įsijungia tenais Netflix ar dar ką galim bet kokią produkciją žiūrėti, kur čia, žinai, tu turi atsivesti tą žiūrovą į tokį archaišką, seną procesą, kur jie žiūri gyvą žmogų ant scenos, kuris daro kažkokius dalykus ir taip toliau. Ar nebūna tau kartais tokio jausmo, to beprasmybės ir ką aš čia darau?
Ne, nebūna. Dėl to, kad prasmė yra ten, kur mes ir konkrečiai aš arba tu, arba kiekvienas iš žiūrinčiųjų, ten, kur mes nusprendžiame, kad jinai yra. Vėlgi, tai aišku, aš galiu nuspręsti, kad yra beprasmiška, tai paversti savo vėliavą ir tada aš taip ir jausiuos, taip ir gyvensiu. Jeigu aš matau kitaip, vadinasi, yra kitaip. Vat, ir, kaip sakė vienas garsus fizikas, reikia visgi turėti filtrą nuo spamo. Vat. Tai informaciją reikia labai rūšiuoti, labai atskirti ir taip toliau. O čia vėlgi daug elementų yra, pačiam klausime, bet vėlgi, paimkime tą patį, tarkim, Netflixą. Tai daug puikios smagios produkcijos, viskas yra ok, viskas faina, bet vis tiek teatras pasiūlo kitą patirtį, jie iš esmės yra skirtingi. Teatras nėra kažkokia minimizuota kino versija, lygiai taip pat kaip ir kinas nėra teatras perkeltas į ekranus. Tai yra absoliučiai skirtingos stichijos. Čia yra kaip kalnai ir vanduo. Jie skirtingi yra. Jie skirtingai kūriami, jie yra skirtingai sukonstruojami, netgi jeigu įmame aktoriaus darbą kine ir aktoriaus darbą teatro scenoje, tai yra visiškai skirtinga technologija. Va, tai ką pasiūlo Netflixas nuostabu, tenai čia skonio reikalas, kas ką mėgsta, vėlgi taip pat ir su teatru yra. Va. Tada, aišku, kalbant apie tai, kaip aš pats jaučiuosi galbūt kurdamas teatrą, tai vėlgi, jeigu aš turiu repeticinę patirtį, pavyzdžiui, statymo procesą, tai nuo manęs priklauso, ką aš pasirenku tuo metu gyventi. Ir aš seniai tą savo esu tikrai ir atsakęs ir tau patyręs labai anksti, kad jokia premjera, joks gyvenimas po spektaklio išleidimo niekada nekompensuoja to laiko, kurį mes praleidžiame repeticijų procese, repeticijų salėje su tai žmonėmis. Mes kūrėme iliuzijas, bet mes jas kūrėme realaus gyvenimo sąskaitą. Kol mes esame repeticijų salėje, kol mes kalbame apie personažus, apie kolizijas, apie dramaturgiją, apie vaidmens elementus. Tuo metu iš tikrųjų sensta tėvai, iš tikrųjų auga vaikai, iš tikrųjų susirga arba po mašinom papuola augintiniai, katinai, šunys ir taip toliau. Vadinasi, tai, ką mes kūrėme, turi atstoti, turi būti tiek pat vertinga, kiek laikas, kurio mes nepraleidžiame realybei. Bet vėlgi, tai, ką mes gyvename kartu repeticijų procese, tai yra mūsų realybė. Tai nėra atskira kažkokia kišenė laikė. Todėl, taip cituojant ir perfrazuojant Maiko Taisono trenerį Casa d'Amato, jis sakė Taisonui taip, kad tu kruopščiai rinkis ir planuokis savo kovas, nes kokios bus kovos, toks bus ir tavo gyvenimas. Nes iš tikrųjų, kol tu ruošiesi tai kovai, tai tu gyveni aplink tą kovą ir taip toliau. Tas pats yra su repeticijomis. Dėl to svarbu yra su kuo statai, kaip statai, kada statai. Ir kaip pavyzdys, darom spektaklį Gyvenimas dar prieš akis Klaipėdoj. Tai man tai nėra, kad aš statau spektaklį Klaipėdoj. Aš tuo metu gyvenu Klaipėdoj. Dėl to aš atvažiavau su 12, 16 ir 2 po 20 gyriom. Su tuo vadinamu ab-wheel, toks ratukas tas. Taip. Jo, tada specialus kilimėlis tenai mankštai, tada jogos kilimėlis. Reiškias 3 poros skirtingų svorių hanteliukų, tada aš jau žinau visą rajoną, ten Jurgynų, Bijūnų gatves ir taip toliau, nes aš ten bėgiodavau. Tiltų kavinėje turiu pažįstamas baristas, kurios jau žino, ką aš gersiu. Malonu nueiti į Rory pub ir suvalgyti viščiuką. Tai aš gyvenu, tai aš dabar atvažiavau ir maloniai priėmė apsistoti Valdas. Irgi Birutės gatvė 6, puikus loftas, tai irgi reklamuoju. Jo, dėl to, kad iš tikrųjų grįžau kaip į namus ir viskas, dėl to, kad tu gyveni tą laiką. Tai aš gyvenu tą laiką. Tai man dėl to beprasmybės jausmo nėra, nebuvo ir nebus. O vėlgi, ką reikia žinoti ir atsiminti apie teatrą, teatras siūlo ryšį. Teatras tai yra vieta, kur mes kūrėme ryšį. Istoriškai teatras yra priskiriamas prie Dioniso orgijos, iš kurių kyla teatras. Tai buvo liminalinių
reiškia, būsenų, kitaip sakant, slenkstinių būsenų ritualai. Tai yra liminaliniai slenkstiniai ritualai, kurio metu valdovas galėjo, reiškia, sustikti su žemesnių sluoksnių atstovai, žemesnių sluoksnių atstovai galėjo sustikti su aukštesnių sluoksnių, buvo prarandamas kasdienis statusas, buvo patraukiami visi socialiniai, reiškia, išnaikinami konstruktai ir elgsenos, ir žmonės kuriam laikui panaikindavo kasdienę tą hierarchiją, kasdienę subordinaciją, kasdienę struktūrą, tam, kad po to pasibaigus tam procesui grįžtų atgal ir iš naujo įvertintų tai, ką jie turi. Va. Tai ką tai reiškia? Mes ištirpdom tam tikras sienas, ar ne, kasdienybės, tam tikrus tokius automatų vykstančius ritualus ir teatro pagalba, ypatingai jeigu aktoriai kartu su žiūrovais gali būti tiesioginiam ryšį, jeigu mes galime, kaip improvizacijos teatre ir kito kampo 15 metų patirtis, visai yra apie tai, apie ryšį, mes laiką ryšyje, nesvarbu, kur mes būtume, ar lėktuve, ar, reiškia, Kompensos arenui, ar mes būtume į Ibicą nuskraidinti, improvizuoti, ar mes būtume kokiam nors nedideliam kultūros rūmų pastatėlyje, kaimūkyje kur nors, kur 2 dienas iki atvažiavimo buvo kūrenama anglim, nes ten nėra centralizuotos šildymo sistemos, bet tam, kad tu galėtum pasirodyti prieš 3 gyventojus ir 2 kunigus. Ar yra tai buvę? Yra tai buvę. Jo, tai pavyzdžiui, ko moko improvizacijos teatras, improvizacinio teatro metodologija, to, kad mes kūrėme ryšį, bet ir teatras, dramos teatras, jisai taip pat siūlo kurti ryšį ir tarp publikos ir žiūrovų, tarp publikos su publika, nes tai, kad jūs sėdit šalia kažko, kas jūs erzina, vėlgi leidžia jums pamatyti kitokį žmogų ir pagalvoti, blemo, kodėl mane erzina, kas elgiasi taip ir taip. Arba jūs juokitės vienoje vietoje, šalia kažkas sėdi ir pykstant jūsų, kad jūs juokitės, jums yra pikta, kad kažkas tai juokis. Ir teatras visą laiką bus ne apie tai, koks spektaklis. Teatras visą laiką bus apie tai, o ką man sako apie mane, tai, kad tas spektaklis mane suerzino, tai, kad mane tas spektaklis pradžiugina, tai, kad mane tai supykdė. Tai visą laiką bus apie tai, ką tau tai sako apie tave. Todėl tai visą laiką ryšys. Na, o jau perinant tada į sferą, sakykime, dar labiau tokia artima ir glaustesnė, tai yra, sakykime, terapinis, reiškias, laukas, arba dramaterapinis laukas, arba medicina, jeigu imti taip iš viso aukštumoje. Tai vėlgi longitudinis, tai yra ilgalaikis tyrimas, kuris vakaruose daromas, yra virš 80 metų, tas tyrimas trunka. Ir to tyrimo, reiškia, pagrindinis klausimas yra, tai kasgi nulėmė tą sveikatingumo ir laimingumo jausmą. Atsakymas yra vienas žodis - ryšys. Tai teatras tą ryšį siūlo, o jau kiek sąmoningai mes tai kūrėm, kiek mes sugebame tą ryšį įeiti, tai vėlgi yra mūsų, reiškia, apsisprendimo, drąsos ir atvirumo klausimas visą laiką. Super, tai žinok, aš taip ir norėčiau šitą tokią rimtąją dalį tuo ir pabaigti, kad teatras yra ryšys ir čia, žinai, prasmė yra tikrai, nes mes esame ryšyje vieni su kitais ir mes jį kūrėme, bet pabaigai mes turime tokią puodynę, kurioje yra durni klausimai. Nu, aš taip juos vadinu. Nes juos parašė įvairių žmonės, kurie ateidavo pas mus į ofisą. Ar tai jaunieji aktoriai, ar tai mūsų trupė, ar administracinis personalas, ar techninis personalas, ar dar kokie nors svečiai. Ir aš tau ištrauksiu šitos puodynės. Bet jie durni dėl ko? Dėl to, kad tu paprašai, kad jie parašytų durnus? Taip. Ar dėl to, kad tie žmonės ateidavo? Ne. Žmonės tai labai protingi. Tu paprašai durnų klausimų? Aš paprašiau durnų klausimų. Nes man tai praskambėjo, kad čia ant žmonių biškis stumėm. Ne, tikrai ne. Bet žinok, jau čia kelintas podcastas, aš ištraukiu ir žiūriu, kad tas klausimas nėra jau toks durnas, kad jis yra visai normalus. Tai pažiūrėsim, ką mes čia gausim. Tai jie gal sakykim, ne durnie, gal tokie neįpareigojantis. Jo, paprasti klausimai. Jo, žodžiai svarbu yra. Taip, paprasti klausimai. Tai vieną tokį paprastą. Va. Padainuok arba pacituok durniausią dainą, kurią dabar atsimeni. Oi. Nu, tau tikrai čia turėtų būti easy. Man pavadinimas iškrito. Aš neseniai radau tokį ansamblį. Ten yra sesės. 3 ar 4 sesės. The Shags. Okay. Va, The Shags. Ir ta grupė The Shags, jinai yra, aš netgi į kamerą parodysiu. Va taip atrodo viršelis.
Tai galite pasidomėti ir čia apie tai, ką aš girdėjau, tokio, gal keiščiausio, kaip sako, ar ne, ten tokio, kiek aš skaičiau istorijos, kad šitos 3 seserys jos pradėjo muzikuoti, nes tėvas labai norėjo, kad jos būtų žvaigždėmis. Aha. Ir jos išleido šitą albumą, kuris, vienu yra reitinguojamas, ir kaip vertimas, kaip toksai totalus nesusipratimas. Iš kitos pusės yra nemažai, taip, sakykime, pripažintų muzikantų, kurie šitą grupę ir šitą albumą laiko, tokiu įkvėpimo šaltiniu. Čia iš tos tokios pusės, kur buvo kažkas labai tokio, bet tas nebuvo ant tiek blogai, kad po to tai tapo labai gerai. Okay. Tai čia tas The Shacks, kas šovė tikrai į galvą. Taip. O padainuot, ką aš girdėjau dabar durniausio? Pabandyk. Žinok, mes ofise turim tokią Emilę Umaraitę, kuri kiekvieną dieną kokią durną dainą padainuoja ir aš visada stebiuosi, iš kur. Nejaugi pas tave nesisuka galvoje, žinai, koks nors lietuviškas, tragiškas. Gerai, iš tokių, kur man tikrai, jeigu poezija, tokia keista, sakykime, tobulintina. Aha. Labai diplomatiškas atsakymas. Taip, tikrai tobulintina, nes ten to dainuoja labai pasakoma viskas, tiesmukai. Ir čia iš tos serijos 90-ųjų estrados. Tai yra tokia grupė Nox. Okay. Ir yra jos daina Laivas. Ir ten dainuoja taip. Aš dabar neatsiminsiu tenai pabaigos, bet maždaug toksai tekstas yra, reiškias. Sudužo laivas, net laikė bortai, į uolą dužo, kaip stiklas, žuvo įgulos žmonės. Nebeliko nieko. Kažkas tai tokio yra, čia galima pasitikrinti, bet iš tikrųjų, vėlgi, tai yra kuo galinga, kad tai yra labai nuoširdu, tai yra paprasta ir, pavyzdžiui, aš niekad nejaučiu tokiems dalykam, kaip sakykime, ten yra pagiežos, ten yra dar kažką, bet tai yra toksai, tai yra tiesiog, žmogus, kaip sakė vienoje pjesėje, kiekvienas rašo taip, kaip moka ir taip, kaip gali. Taip. Žinai, kodėl aš labai juokiausi, nes šitą dainą, aš puikiai žinau, mano krikšto tėtis, Kuminas, šitą dainą ilgą laiką buvo užsidėjęs ant skambučio. Ir jam, jisai, žinai, automobilius tvarko ir ten jam skambina klientai ir visą laiką sudužo laivas. Tai šiaip, dabar, jeigu įmame taip, muzikaliai, tai čia toksai geras 90-ųjų tokio synth-popo pavyzdys. Tame yra labai daug, taip vėlgi, jeigu guldyti ten į stalčiukus tokio, new sincerity, naujo nuoširdumo reikalų, kas man irgi labai artima ir kas man labai patinka. Ir tam pačiam gyvenimas dar prieš akis, ten daug yra tokių momentų, kur postmodernistas pasakytų, kad tai yra leima, arba tai yra labai jautru ir sentimentalu, bet naujo nuoširdumo atstovas sako, aš žinau, kad taip yra, bet tai nereiškia, kad aš neturiu teisės būti toks. Taip. Tai va, tai tas yra ir mūsų spektaklyje, bet to apskritai labai daug gyvenime ir būtent kodėl tai yra labai toksai esminis svarbus dalykas, leisti savo iš tikrųjų būti kartais tuo. Ne tai, kad leisti, bet tiesiog priimti, pripažinti, kad tu, dažnai būni tas. Taip. Tas, kuris taip gyvena. Gerai, traukiu kitą. Klausimėlį. Jei rašytum knygą, apie ką ji būtų? O gal rašai? Nerašau, bet aš iš tikrųjų, jeigu rašyčiau knygą, aš turbūt parašyčiau, taip irgi dabar, kas šovė į galvą, tai apie nelengvus tikrai likimus žmonių, kurie turėjo 90-aisiais persiorientuoti. Tai aš visą laiką atsimenu savo klasiokų ir klasiokių tėvus, savo tėvus, draugų tėvus ir mamas, kurie, pavyzdžiui, turėdavo tenai, užaugo vienaip, po to turėjo persiorientuoti. Ir tas toksai labai sudėtingas, neramus laikas, iš kitos pusės labai
toksai laikas su daug vilties, su daug galimybių. Aš čia sausio 13 važiavau su pavėžėju, aš pats nevairuoju, tai daug labai bendrauju irgi su vairuotojais. Tai su vienu vairuotoju irgi kalbėjomės taip ir dalinosi irgi savo mintimis apie tai, kaip jie, kuo jie tikėjo, ko jie tikėjosi, kaip jie jaučiasi dabar. Būtent ta karta, kuri buvo kūrėjai, kurie buvo tie, sakykime, kaip angliakasiai, kaip tie, kurie turėjo į visą tai įeiti, kad iškast ir tą po to, reiškia, tą laisvės, tą grinuolį padėti ateinančiom, reiškia, kartom. Tai aš turbūt rašyčiau knygą ir galbūt jinai tikrai būtų irgi dokumentiniai metodologijai kuriama, tai būtent turbūt apie to laiko žmonės. Puikiai, tai labai fainai, labai linkėčiau tau parašyti tokią knygą. Ačiū labai. Jo, žinok, manau, kad būtų įdomu. Taip, kas mokykloje tau geriausiai sekėsi? Mokykloje man gerai sekėsi taip. Fizika buvo tvarkoj. O, geras. Jo, aš iš fizikos turėjau 9 ir man buvo įdomu fizika. Taip pat literatūra, kalbos. Nežinau, man sunkiausia buvo su chemija. Tai su chemija buvo tikrai labai daug ir streso ir taip būdavo eini į pamoką ir tu bijai to, kad tu nesupranti nieko. Va, ta prasme, tas apgailėtinas jausmas, kur tu nieko nesupranti ir net nežinai, nuo kurio galo užčiuopti tą supratimo, supratimo tas kaip jinai... Siūlo galą tokia, ne? Siūlo, kaip tą šiaudą, va, supratimo šiaudo. Va. O visa kita kažkaip, tu prasme, buvo dalykai, kuriuose aš pirmūnas buvau ir taip toliau. Pavyzdžiui, ta pati matematika buvo šiek tiek sunkiau, bet ten toks 8-9 riboji. Bet tai mokysi, kaip suprantu, ta prasme, nebuvai tas toks, kuris bėga iš pamokų ir ten... Bėgdavomės iš pamokų kas be ko. Tai čia neatsiejama pažinimo procesų dalis, nes tu išeini į mokyklą, mokykla yra toliau negu tavo rajonas šiek tiek, bet tugi jau gali aplink mokyklą dar patyrinėti. O mūsų atveju tai dar šalia, kadangi Vingio parkas. Va, tai pavyzdžiui, minus ten 15, tu eini į mokyklą ir susitarimas yra neiti pirmą pamoką. Dabar taip galvo, o ką galima per minus 15 daryti Vingio parke 8 ryto, bet vis tiek kažkaip buvo faina. Va. O šiaip mokyklos laikus aš atsimenu kaip labai gražius, puikius laikus ir man vis laiką, kai sako mokykla, aš tai taip ir matau, laiptai iš 2 į 3 aukštą, link bibliotekos ir šviečia saulė. Geras, kaip fainai. Labai smagu. Nu gerai, paskutinį klausimėlį. Jei galėtum užduoti klausimą bet kokiam žmogui, skliausteliai, gyvam ar mirusiam, kieno ir ko norėtum paklausti? Sudėtingesnis toks, ne? Aš norėčiau, aš daug labai turiu prisiminimo apie vaikystę ir jie ryškus yra ir aš matau juos vienai, bet aš norėčiau senelio paklausti, koks aš buvau vaikas. O, geras. Šitą. Nes... Bet kodėl būtent senelio? Nu, kažkaip mes su artimam ryšį buvom. Mes vienam kambarį gyvenom ilgai, ir jisai iškeliavo, kada aš buvau vėlgi studentas, pirmas kursas buvo režisūroje. Ir taip, nespėjom pakalbėti apie tuos dalykus, kurie dabar iš perspektyvos jau 40, žiūrint atgal, kurie tampa įdomus, kurie tampa svarbus. Vėlgi, o vienas iš svarbesnių dalykų, tai vėlgi tampa pamatyti kito akimis, pamatyti save kito akimis, pamatyti pasaulį kito akimis. Ir tas vis kažkaip vis svarbiau ir svarbiau ir svarbiau tampa. Ir dėl to būtų įdomu su juo pasikalbėti, paklausti, o koks aš buvau, ten 2 metų, 3 metų, tame laike. Ir vėlgi grįžtant prie teatro, man atrodo, kad teatras, vėlgi dramos terapija, tai yra tos sferos, kurios leidžia
per veiksmą įkūnytai, čia ir dabar situacijoje, vat, su kūnu, raumeniu, oda, akimis, pamatyti pasaulį kito akimis, kaip yra šito, Depeche Mode yra gabalas, World in my eyes. Taip. Ten dainuoja Let me take you on a trip. Tai va, nes po to jau mūsų laukia, tai apie ką irgi Depešai paskutinį albumą gerai padinavo. Will be Ghosts Again. Taip. Tai va, o Ghosts Again aš klausiau, kada mes Klaipėdoj statėm. Labai daug. Aš buvau vasaras jų koncertą. Nerealiai, jo. Ir tas World in My Eyes įgyja skiria į šitam Fletcheriui, ir ten yra ta vizualizacija su juo. Jo. Labai geras. Nu super, ačiū Kirilai. Mes čia galėtumėm kalbėti iš tikrųjų visą parą, bet laikas yra ribotas. Ačiū tau, kad tu atėjai. Ačiū labai, kad kviečiat, ačiū labai, kad esat ir ačiū labai, kad darote tai, ką darote čia, Klaipėdoj ir Klaipėdos jaunimo teatre.